Grandioziniai pakeitimai šiandien. Šiandien pas mus kas? Ketvirtadienis. Ketvirtadienis, ten balandžio kokia ten jau 9. Taip, aš čia užtvirtinau šitą, nes nebuvo nepritvirtintas ir važinėjo, amžinakiai stabdai. Viską išardžiau, išėmiau inverterį, vis dėlto statysiu šitą. Yra niuansų, kad geriau šitas yra. Tas bus mašinai mažesnis, kaip ir pirminis variantas buvo. Čia biškį aš pakeičiau šitą dėžutę, dangčių dar nėra. Dėžutė buvo čia ir man labai trukdė lentynai. Neįmanoma, tai aš čia truputį pakoregavau. Mat, pusę dienos krapštaus ir lentyną padariau jau. Dabar statysis va šitas inverteris. Tvirtinsis. Čia reikia man kažkaip jį dar prisukti. Nu, principe. Taip. Aš čia neleidžia kažkur tai. Vienu žodžiu, va taip bus. Jisai, nes norėjau čia, paskui labai nepatogu, nei šis, nei tas. Rozetės čia iš viršaus. Nu, čia tik tai viena jungsis. Tak. Na, kur čia jungsis, kur čia? Čia turės. Čia tai kada įjungi pas mane, gaunasi, persiduoda į ten. Šitas rozetas. Atrodo padarys jo. Ne, į inverterį, kai jungi į ten. O šito neatsimenu aš kaip buvo. Kažką irgi kažkur tai persideda, vienu žodžiu. Čia aš išvežiau patogiau po stalų, kada yra, jos ten beveik nesimato, nes sofkutė tai iki čia pilnai labai patogu krauti kokį tai kompiuterį, pastatyti, pajungti. Taip, reiškiasi. Jau vakar jau išbandžiau, kaip rodžiau. Nuėmė saugiklį, išbandžiau šitą. O tą vandens viskas puikiai veikia. Dabar atjungęs panelės, nes krauna. O šitą akumuliatoriai pilnai pakrauti, kol kas namo dar neperduodu, dabar čia krapštausi. Šiandien tokia puga buvo, kaip apniuko, puga pūstė ir tai krovimas ėjo nuo saulės panelių. Nedaug, bet vis tiek ėjo ten iki 1 amperų. Gerai, tada įbandom čia prisukti. Pasidariau tokį ilgą, kad prieiti, nes čia ir prieiti nėra kaip. Jo. Labai aš čia prieisiu, reikia dar ilgesnį, man trukdo šitas kraštas. O kaip aš ilgesnį padarysiu? Nebeišeina. Galvosim. Dar ilgesnį padariau. Viską, ką turėjau, sukrojau. Man reikia būtinai, kad magnetas būtų. Vat, kitaip nukris aš neprieisiu. O. Vienas prisuktas. Labai gerai. Taip, ketvirtą sukame jau. Oho, nematau nieko. Kaip patogu. Dar nukrito. Nu, kas čia dabar darosi? Taip. Negaliu prisukti. Reikia kamerą padėti. Nu va, perdariau viską, pastačiau. Tvirtai stovi, viskas gerai. Viskas veikia. Tai 12,6 pilnas. Faktiškai akumuliatoriai pilni, 12,5, nu maždaug. 12,5, 12,5. A, tai pagal multimetrą
dvi padalos daugiau, 12,7. Nu, jo, nes multimetras tiksliau rodo. Tai faktiškai pilni čia akumuliatoriai, saulės panelės atjungęs. Padariau, va, dar vieną laiduką prijungiau. Padariau, kad degtų, va šitas raudonai. Nu, jis raudonai, ašgi pasirinkti negaliu. Matyt, tai nustatyta. Mirksi tuščias bakas, aiškiai vandens. Šiandien laukia 3 laipsniai šilumos, viduje namelį 9. Nešildžiau net dar. Tai va tokie reikalai. Dabar eisiu jungti namuose, ten truputį tvarkingiau laidais padarys. Ne laidais, o kad per automatą jungtųsi. Ir tada rytoj pilnu tempu pajungsiu beveik pusę namų nuo saulės. Va, visą dieną čia prasikrapščiau, kol lentyną sugalvojau, kol ojai. Vargas dar šitam boileriuką pritvirtino, nes vaikščiojo. Nu va, rytoj galvoju orai leis, ar rytoj ar poryt jau tada padarysiu, nes šiandien tai kažkoks košmaras. Sniegas, pūga kaip žiema. Žiema taip nebuvo. Vat. Nu gerai, kad čia darbų buvo, tai ramiai čia dirbu. Prisnygo. Šiandien penktadienis. Nu, šeštadienį, sekmadienį turėtų ateiti tikras pavasaris vėl. Nieko savo. Laukia minusinė, kaip žiema. Einam jungti šitų nuo saulės panelės keletą patalpų. Laidas pajungtas. Čia nieko lysyti nereikia. Čia ateina trigyslis laidas. Aš ant vienos gyslos pajungęs automobilį iš namų. Ateina 230 ir automobilį krauna. O kitą gyslą paėmiau iš inverterio namo. Taip paleidau kaip reversas. Tai reikia kai kuriuos automatukus perjungti. Nes negalima turbūt su 220 čia paleisti ir iš ten. Taip. Kiek pas mus duoda tą apsiniaukusią dieną? 3 beveik amperai. Nu, normaliai šviesai. Kažkokie lemputėm užtenka. Tai ir normaliai šaldikliai patims. Kažkiek pasims iš akumuliatorių, biškį prašviesės. Paskui iš saulės ir taip. Žiūrėsim, kas bus. Va, laukia -1 dar. Ir čia pusę laipsnio šalčio. Gerai, tada taip. Jungta. Čia inverterį reikia jungti. Tak, ir šitą automatą. Ir pas mus čia. Gerai, viskas paleidom namo 230 voltų. O šitą, taip, kur tas multimetras, kažkur padėjęs aš čia. Neatsimenu. Taip, reikia eiti namo dabar išjungti automatus, parodysiu, kokią schemą padariau. Na, tokia, kol vat panelių kažkiek yra pas mus, nedaug. Tai tokia schema, kol nevažiuojam ilsėtis kur nors su nameliu, paskui grįšim vėl taip pat pajungsiu. O kada darysiu pilnai stoti, nu, tai čia dar negreit. Dar praeis keli metai. Ne taip viskas greitai, kaip norisi. Taip, atėjom prie savo šitos dėžutės. Kol kas jinai nuimta. Čia pajungiau, vat aš pajungiau vieną patalpą, antrą patalpą ir trečią patalpą. Va šitais geltonai, žaliai geltonais. Kodėl? Kad nesusipainioti pačiam tarp tų visų laidų. Kol kas daugiau negaliu. Reikia dar gerai būtų vonę pajungti, bet čia per šitą reikia pagalvoti. Kaip dar tam pajungti, nesuprantu. Tai pamatuosime. Pamatuosim, kiek čia pas mus iš vis ateina. Kiek pas mus
aplamai duoda. Tak, šitas nejungsim. Iš viso iš tinklų mes gaunam dabar 217. Kodėl? 218. Va. O iš namelio gauname, iš namelio pas mus ateina čia. Taip. Kur šitas? Ai, niekas neateina. Ne čia, žiūriu, va čia. Iš namelio 223. O, visai neblogai. 224. Nu, o iš tinklų. Va, 231. Čia. 231. 230. 217. Skirtingai. Gal įjungta kas. Taip, dabar manipuliacijos tokios. Kad nesujungt viską kartu, reiškia, pas mane ateina va šituo antru. Nu, ten trigyslis nuvestas, kaip sakiau, dėžutė ir antrų, o šitas ten laisvas. Aš atvedžiau, čia laisvą padariau automatą. Reiškia, taip, prieš tai, kai tuos įjungt, man reikia išjungti va šitos, kur geltoni ateina elektra ir šitas. Viskas, 3 dalykus, 3 automatus. Ir įjungti šituos 2, kol kas iš 2, nes čia iš vieno 2 ateina ir šitą. Viskas. Nuo saulės. Šitas patalpas, kur išjungiau. Viskas. Automobilis dabar pakrautas, tai tegu stovi vis tiek. Nu, dabar reikia pamatuoti, ar gerai. Kaip čia ateina realiai. Taip, šita patalpa. Du 212. Nu, matyti tiek 214. 215. Tiek inverteris gal duoda. Čia pas mane 214. O čia 214. Kad 230, nu šitas neduoda, tas mažutis lyg tai davė 230, nežinau, nuo inverterio priklauso gal. O čia pas mus 219, čia tinklai ateina. Jo. Taip, va taip. Va, šviesa yra nuo saulės. Nu, kelios patalpos. Ir pliusas vis tiek kažkoks. Aš taip primečiau, 20% turėtum sutaupyti energijos. Nu, pinigų. Jeigu 20% sutaupyti, tai kiek ten bus, jeigu mes tarkim mokam apie 50, va, šį mėnesį dar mažiau, 45 eurai tik tai. Nu, ne šį, o už kovą. 45, vasarį buvo 48 eurų už elektrą. Tai, nu, jeigu 20%, tai kiek ten bus? 9, kokie 10 eurų. Nu, tai va, bus 35. Pliusas po 10 eurų kas mėnesį, tarkim, 120 metus. 120 metus nedaug, bet tai yra viena kelionė prie žirų su nameliu. Kokiai savaitei. Nu, taip. Orai blogi, laukia sninga, tai darysime čia, matuosime, ruošime užpilimui angą. Šalta šiandien. Kažkaip tai atėjau šalta laukia, minusinė buvo, dabar jau +1 gal. Kiek čia 0 laukia, va. 0 laukia, namelėje +3. Nu, turėjau pasišildyti, atsinešiau elektrinį šildytuvą. Maža to, kad dalis namų pajungta. Ir dar čia aš elektrinį. Nu, minimum padariau 650 vatų. Nu, va, jau šiltas oras eina. Čia vos traukia. Varšas inverteris.
traukia jis lengvai, bet sodina akumuliatorius gerai, nes matyt namai, nes šaldiklis eina namuose. Ir čia viską kraunu, ką tik galima. Nu, duoda mažai, čia labai apsniaukusi diena, sninga, ten va 5 amperai duoda, 7 daugiausiai buvo. Tai, nu gerai, biškai pašils, paskui išjungsiu, jeigu pakelsiu temperatūrą 3 ir 6, jau buvo 2,5 kažkur prieš minučių 10. Nu, tai 3 iki kokių 7-8 laipsnių pakelsiu ir bus jau normaliai. Ieškojau, ką pritaikyti prie va šito va. Čia dar savo spiną nuėmiau. Įpilimo tas, na kaip snapelis, nežinau. Taip, šitą vamzdelį radau, tinka, reikės priklijuoti. Perėjimą kažkokį kaip tik čia ant 32. Nu, vienu žodžiu, visokių vamzdelių. Kaip ir tinka, dabar tik nuspręsti, ar daryti čia po stalu, net nežinau, šitą trumpesnį padaryti ir įeis kažkur va šitoje vietoje, va čia skylę daryti, paskui, bet čia daug tų detalių reikia, bet jis tai geras, nu kaip nuolydis bus, ar daryti tiesiog va čia dar biškį galiu pakelti ir bus toksai nežymus pakilimas. Faktiškai, vat kažkur tai va taip galima. Šiek tiek yra tas nuolydis. Man atrodo, va čia bus geriausia. Aš galiu truputį ir aukščiau pakelti per vidurį šito. Čia galima va šitą lentutę ir išpjauti, jeigu labai trukdys. Svarbu, kad va šitas vamzdis, tas vamzdis būtų ne aukščiau šitos lentos. Kažkur tai va taip. Ir tada va čia padaryti pilimą tą šitoj vietoj. Bakas 45 litrų. Aha. Mažas, bet kitaip daugiau netilpa. Dar vienas variantas buvo gal šitoj pusėje padaryti. Galvoju baką, tada tas boileriukas, čia siurblys. O akumuliatorius visą elektriką šitoj pusėje iškelti buvo tokia mintis, bet kažkaip tai pabijojau, kad čia nelabai tilps, labai sunku prieiti. O lovą galvoju gal daryti, bet vėlgi, o lovą labai sunku kilnuoti, tą lovą pakelti, pastovi čia neprikilnosi. Palikau taip. Čia pajungiu dar vieną inverterį, gulėjo kol kas. Nu, galvoju, gal tą patems, ne, jis per silpnas. Jis per silpnas. Na, mašinį pastatysiu šį. O kada šitą jungiu, tai krenta ir galingumas, tas jau ne 220 volto mažiau, 100 su kažkiek. Todėl pašildžiau biškį, pašildžiau ir atjungiu. Ir tai dabar va, nukrito 11,8, matyt, gal šitas įsijungia šaldiklis. Nes aš pajungiau dabar namie dar ir katilinę. Siurblius ten irgi apie 40 vatų ima papildomai. 11 ir 9, nu 12 kartais suot. Sunku jam, bet traukia. Kadangi saulės nėra visai. O, dabar daug parodė, 7 amperai. O taip tai 5, 4. Kurgi iš akumuliatorių truputį ir naudoja. Nes čia apniukus diena, net snyguriuoja. Snyguriavo, dabar lyg tai lynuot pradeda, nežinau. Tai va, taip, tada čia vargstame. Viskas čia surinkau, viskas gerai tinka, tik dabar reikia rasti va čia ką įstatyti. Turi normaliai prisisukti. Kažką sugalvoti tokio, kad prisiverštų, ne šiaip įklijuoti. Nes nuo tų visų kratimų klijavimas gali ir atšokti paskui. Turi klijuotis ir susiveršti dar. Arba susiveršti, va kaip čia pavyzdžiui, susiveržė ir nereikia klijuoti. Ieškosim, kažką ieškosim, nelabai ką turiu. Su vamzdžiais viskas gerai, įsiaiškinau. 32 diametras, viskas tinka čia. Vat, vieną vietą tik va čia reikia suklijuoti, o visą kitą susiners. Gręžim skylę.
Įgrįžė. Dar skarda kažkokia. Ten, truputį liko, tas skarda dar nusipjaus. Taip, taikėmės ant lentutės. Taip ir reikėjo, truputį aukščiau reikėjo. Čia gražiai įsipjaus, siek čia čiužinys susideda. Man reikėjo maksimaliai pakelti, nes ir taip gaunasi vos čia pakilimas tas, nestiprus. Gerai, mes tuoj nupjausim tą gabaliuką. Nu va, kiaurėme yra. Pašlipavau biškį, nelabai nori lysti. Dar truputį reikia pašlifuoti. Nenori lysti. Nes tokių šlifuoju. Tokiais antgaliais turiu. Nu, vieną žodžiu va taip. Įsipjoviau. Prisimatavau. Panašiai tai bus dar. Ne iki galo čia. Maždaug va taip. Yra nuolydis toks nedidelis ant ribos. Čia teko išpjauti, nes kitaip jisai nelindo. Reikėjo kuo aukščiau, nes ir taip jau vos tas nuolydis. Nelenda. Maždaug taip. Maždaug kažkur taip. Nu jo, yra tas nuolydis. Va, lygiai. Yra gerai. Daugiau čia nenuleisi jau. Čia priklijuosim. Čia tą ilgesnį biškį reikia. Na ir va, ten prisisuks. Ten daugiau klijuosis, nes iš jūs prisukti, ten tik porą tokių reikučių. Kartonas kažkoks, fanera, tai būtų geriau. Vienu žodžiu, namelius daro iš viską, kas tik įmanoma ten. Kemperius, namelius, mašinas iš visokio šlamšto. Kad tik pigiau, kad savikainam lengvesnė ir kad gestų greičiau ir pirktų. Ne visi perka. Nu, kas nemoka dirbti rankom, tas ir perka. Kiti patys pasidaro. Va. Čia 3 cm senelė. Aš galvojau bent 4. Iš vis plonytė. Tai va, nu gerai, vakaras jau keiti namo. Taip, priklijavau šitą kampą alkūnę. Vat, priklijavau. Taip, įsivedžiau taip daug maž lygiai. Dabar reikia šitą, įsipjoviau tarpinę. Taip. Nu, panašiai, va tai bus. Ko reikės šitų vat neklijuosiu, čia tik gumos yra. Šitą dar vat suklijuoti va čia. Priklijuoti. Ir paskui kažkaip įstatyti ir tada tik ten prisukti viską. Jo. Nes kitaip aš neįstatysiu. Taip. Reikia dabar priklijuoti čia viską. Taip, gerai, viena ranka negaliu aš. Viena žodžiu, va taip sutepsiu, čia sutepsiu ir viskas. Viena žodžiu, va taip pritepiau. Taip, aiškiasi. Panašiai taip. O. Jau laiko. Taip, dabar reikia ten užmauti, dar nuimsiu biškį, iš tos užmausiu ir tada jau prisuksiu. Nu va ir padariau. Tvirtai laikom, normaliai.
Čia priklijavau gumytę. Čia tą irgi klijavau. Taip. Ten priklijavau į tą angai, tą vadinamą snapuką leiką. Ir susukau. Ir va čia sustiprinimą prisukau. Jis kaip tik netrukdo uždaryti. O čia visą kitą nereikia. Iš apačios irgi čia prisukau. Pakabinau, kad nejudėtų visiškai. Taip, kad nuolydis yra normalus. Užtenka vandenį. Nu va. Ir visi mano perdarinimai. Nuorintoje čia nedariau. Pas mane yra čia jisai stovi. Kad oras išeitų. Nu ir va viskas. Visa šito nebuvo, kaip pirkom, buvo tik skylės, va tas įkištas per skylę, po to važiuoji, čia viskas išsilaisto, vanduo bėga ant žemės, teka per grindis, viskas ateini, čia šlapia. Nu, žmonės ten berankiai, kas važinėja, nemoka nieko. Dabar tvarkingai. Įsiurbsim su siurbliu dabar viską. Bakas nejuda, prikišau anksčiau jau seniai. Taip tai jisai paprastai stovėjo, stabdai, jisai važiuoja visas. Va, kuku. A va taip atrodo iš čia. Va taip. Viskas aptepta, dabar uždėsim dangtelį. Viskas. Tvarkingai, taip kaip turi būti. Ir nereikės kankintis, kilnuoti ant sėdynę. Tiesiog pili ir viskas. Tvarkomės, ruošiamės, kaip sakant, kelionėm. Pirmadienis jau 14, kokia šiandiena. Tai va, reikia kuoptis.